Tam, tadadam, tadam. Liūdniausias gyvenime girdėtas gimtadienio garsas. Gerai, valio, žiūrėkit, žvakę uždegiau. Spėkit, kokią progą. Kaip sakė žymi Lietuvos filosofė Džordana Butkutė, šiandien mano liūdna šventė, šiandien mano gimtadienis. Nėra labai gerai. Rangiuosim iš studijos 2 metus šitą nesąmonę. Taip, šiandien tobula klaida švenčia savo 1 metų gimtadienį. Valio. 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 Dar jis nemėgsta gimtadienį švęsti. Žiūriu, iš tą šiukšlyną mokėjo kepurės susidėti. Žiūrėk, tu gali žiūrėti tą šiukšlyną, kiek nori, Marius sakė susirblios. Marius sakė susirblios, bet jūsų žiniai mes sirblio, tai čia neturim. Jis sakė atsiveš laidinį. Kitam kartui. Taip. Ir užsidėgiam žvakutę ant savo simbolinio keksiuko. Aš žiūriu, kad mano komponės susivylė. Nebijok, aš atitraukiau, tai galėsim sugalvoti norą. Ko norėtumėt metų progą? Aišku, sakyt gal nelabai galima, nes sako neišsipildys, bet vis tiek neišsipildys. Tai gali sakyti. Aš kai pradėjom ir sakiau, kad reikia pabandyti, ne? Ir sakiau, po 200 serijų žiūrėsim, kur visą tai nuvedė. Tai bent tą pradinį pasiekt, o po to žiūrėsim. Nesusipykt, neišsidraskyta, ne? Gerai būtų. Taip. Mažiau sirgs. Čia atskira tema. O ką jūs? Nu tai pritarėm, aišku. Ir linkim savo ir toliau taip... Norėčiau sakyti, ir toliau taip gerai važiuoti. Nu ne, varyt geriau. Ir geriau, ir geriau, ir geriau. Tai va. O ką tu? Sakai, 200 serijų, tai 4 jau nueitų, tipo? Ir jo. 4 tol būsim pabandę. Pabandę ir tada sakysim, ar darom toliau, ar nedarom, ne? Jo. Okay. Šiaip įdomu, kur visą tą kelionę nuves. Bet čia gal šita laida, čia ir mums pasidžiaugt. Ir jums tikrai yra daug žmonių. Lietuvis, kaip kinietis, turi per gyvenimą pagaminti džinsus, magnetofoną ir kokį nors Gucci rankinuką. Taip lietuvis būtinai turi būti lankęs Kašios būrelį ir bent galvojęs daryti podcastą. Lietuvoje 3 milijonai podcastų. Taip. Mes viens iš jų. Bet čia papasakosim visą istoriją. Ir kaip iš tikrųjų nevelnė mes nieko nežinodami, ėjom tuo keliu, lipom ant visų greblių ir toliau lipom, bet gal tiems, kurie galvojat, kad čia faina būtų daryti, be užuolankų ir be didelių pagražinimų papasakosim, kaip viskas yra ir kokia mūsų istorija, kokios klaidos ir kas gerai, kas blogai. Ir tai va, manau, visai įdomu bus. Šiandienos mūsų tema, kaip mes darėm savo podcastą. Tai per šitą prizmę turbūt pažinsit ir mus labiau. Kas tokia esam. Tai va, pasidarėm tokį timeline, pas Darių prieš akį yra. Tai kadangi metai, tai pamėnesiui galim pabandyti ir aptarti. Galim. Prisiminti, nerti prisiminimus. Kada man trūko kantrybė, tai buvo 24 metų rugsėjo 17 diena. Mes su Marium nuvažiavom į vienos labai didelės Lietuvoje IT kompanijos konferenciją. Žodžiu, mes šiaip visi 3 IT-šnikai vienoje vietoje dirbam, bendradarbiai, bendraminčiai, bendraidėjininkai. Tai žodžiu, nuvažiavom su Mariumi į konferenciją ir man vis kirbėdavo ta mintis, kad aš ten per 1 milijoną metų IT sferoje esu visai prikaupęs patirties, kad galėčiau su kažkuo pasidalinti ir toks jausmas buvo, kad su žmonėm nieks nekalba jų kalba. Ta prasme, IT-šnikai, jeigu pasakoja kažką paprastam civiliam žmogui, tai kažkaip skamba kaip, nežinau, arabiškai kalbėtų. Ir atrodė, kad yra ta niša, kuri nori prisiliesti prie technologijų, bet nori, kad su jų žmonių kalba kalbėtų. Ir vis tose konferencijose man iškildavo tas toks, kur arba šneka visiškus vėjus, prasme,
pranešimai be žinutės arba per sudėtingai. Ir aš dabar tą pranešimą atsimenu, Marius šalia sėdėjo, dirbtinis intelektas jau bla 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 tais laikais ir pakvietė panelinį diskusiją. Ir ant scenos ten susėdo 4 moteriškės, HR-istės, iš labai, nenoriu dabar tiltų susideginti, bet iš labai didelių Lietuvos kompanijų atsisėda ir tas Filadelfijos, na, tai sakykite, tai kokios jūsų patirtis ten jūsų įmonėje su dirbtiniu intelektu? Čia tave pakvietė kaip ekspertą. Pirmas atsakymas. Nu, nežinau. Bandėm kažką mes ten. Okay, sakau, I'm out of here. Aš literaliai atsistojau ir išėjau. Nu, kaip galima būti taip nepasiruošus ir išvis, kur tu lendi, Boba? Ta prasme, kas tau yra? Ta prasme, jauties užkalbinta. Nei pasakė, kaip veikia, nei pasako, ką darė konkrečiai, nei pavadinimo, nieko. Tai išbandėme kokį ją, ką jisai darė. Nu, tai nei sėkmės, nei nesėkmės istorija, nieko. Nulinė žinutė. Sėdžiu, aš graži, žinai. Taip. Ir nebegražiai jau, kas baisiausiai. Jau viskas už mane labiau papuvus. Ir tokių pranešimų, čia tik tas, kur jau kantrybė trūko. Nu, visada konferencijose būna. Paskutiniam loginė visi buvom. Labai svarbu saugoti slaptažodžius. Jo, no shit, Sherlock. Paskutinis 30 metų tai buvo. Nei ką, nei kur, nei kaip. Nu, kaip tu su tokia žinutė gali išeiti? Ir taip, sėdami į mašiną, aš vis dar pykčio pilnas. Iš Vilniaus iki Klaipėdos kelias tolokas. Mariau, darom podcast. Marius. Mariau, tai kaip tau šitą idėją? Marius ties Kryžkalniu pasidavė. Man iškart, žinai, tu sakai ir aš pradedu galvoti, blemba, reikia studiją, reikia ten kamerų, reikia, žinai, ruoštis. Ai, tu tipo apie šitą pradėjai galvoti, o ne apie tai, kad, blemba, man reikia šnekėti mikrofoną. Ne, šitas tai iškart. Nes neatėjo suvokimas, ne? Šitas iki Kauno hitino, žinai. Nuo Kauno jau pradėjau galvoti apie, žinai, tas ir finansinis reikalas. Aš čia paaiškinau, kaip čia viskas bus veltui, kaip čia viską mes pigiai susipirksim. Užsiešinai smegenis, ne? Visiškai. Apkini savo šį kaip žilaožį. Gerai. Ties Kryžkalnys atsakė, nu gerai darom. Sakau, nudviesi kaip, nežinau. Nu, visi žino. Žydroji Austrija, nedarysim podcast'o. Reik dar kažko. Ką turim kolektyvai, žinai. Aistė, gerai pakalbinam Aistė. Kitas rytas ofise. Tai Mariaus kelionė iki podcast'o geras 2 valandas su piruetais užtruko į kalbinėjimą. Labas, Aistė, darom podcast'ą apie tech žmonių kalbą. Na, gerai. Tai gerai pasakyti, gerai jo, o po to, kas stragos, palaukit, o tai ką aš šnekėsiu, apie ką iš jūs tai žinote, daug visko, ką aš žinau. Sužinosi. Tu tipo, va taip, va. Blemba. Jo, ten buvo geras. Padarom podcastą, atsimenu, grįžau namo. Man siūlo podcastą darbę, ten kolegos daryti, bernai. Sako, bus gerai, ten taip ir taip. Ką žinau, jeigu pasakysi, negaliu gailėtis, jeigu pasakysi, taip irgi galiu gailėtis, bet tada bent būsiu pabandžius. Gerai, darom. Aš nieko nesakiau iki realiai, kol nepradėjom filmuoti. Turim tai? Jo. Nes kol mes pradėjom filmuoti, čia dar atskiras momentas. Gerai laiko praėjo. Čia buvo rugsėjo 17, ne? Buvo rugsėjo 17 gimė, kad podcastas bus. Filmuot pradėjom, žiūrėk, kovo 17 mūsų gimtadienis. Nu, išėjo dabar laida kovo 16, bet 17 yra mūsų... Tai pusę metų. Tai va, pusę metų Mars tylėjo užpakalis suraukęs ir nesakė, kas filmuos podcastą. Žiūrėkit, mes realiai iki gruodžio iš vis beveik nieko nepradėjom daryti. Žiūrėkit, kaip buvo. Atsisėdam, nu jau viskas, jau bus podcastas, čia idėjų. Ir kaip ir su visais kitais podcastais, kurie niekada neprasideda. Mes šiandien neseniai reklamavom, kad savo studiją nuomojam. Vis dar nuomojam, jeigu kam reikia Klaipėdai. Bet spėkit, ar kiek nuomininkų turim? 0, teisingai. Kiek žmonių atsiliepė, pas visus buvo tas pats, kad aš čia norėčiau,
Bet finalas pasibaigė tom pokalbio, kad... Bet jūs ir turinio struktūrą, padėsit sudėlioti rimtai, tai tu nori podcastą daryti ir tu net negalvoji pats turinio susidėlioti. Tai tų žmonių paklausus, tada dar ir pakalbėti nereikės jų podcastą, tai viskas ir pasibaigė. Tai neturint nei turinio, nei techninių galimybių, nei noro, kas svarbiausiai, tada gal ir nepradėkit. Bet mes jau nusprendėm, kad darysim. Gims labai rimtas podcastas. Pavadinimas. Reikia pavadinimo. Nes nuo ko viskas prasideda. Svarbiausia turėti pavadinimą, visą kitą išspręsim. Jo, o tada sugalvosim. Iki lapkričio 29. Tai kiek čia? 2 mėnesius. Koks sąrašas ilgas buvo, atsimenu. Gimdėm pavadinimą ir taip gimė mūsų auksinė taisyklė, kuri galioja iki šiol. Tai turi tikti visiems. Jo, bet kokį sprendimą priimant, kas liečia podcastą, turi tikti visiems. Būtų lengviau kartais paimti kirvių, nukirsti ir sakyti, bus taip. Arba jeigu ten 2 pritarė, 1 ne ir toliau kažkokį kompromisą ieškoti, bet tokiu atveju mes tiesiog metam į šoną ir ieškom absoliučiai kažko naujo. Turi tikti visiems. Turi tikti visiems, bet tikti taip, kad ne, gerai tada, tiesiog, ne? Ne, turi normaliai tikti. Tai va, tai 2 mėnesius gimdėm tobulą klaidą. Pagimdėm, šiaip ne taip. Puolėm ten registruoti. Užregistravom visur, kad tas pavadinimas nenueitų, nusipirkom domeną. Nueikit pažiūrėti, kokį gražų puslapį. Taip, visi jaučiu webo net atmatė tobulą klaida.lt. Ir užregistravau domeną, susitarėm visų socmedijų paskiras užregistravom. Ir vėl sėdim. O kas dabar? Dabar jau turim, bet dabar jau reikia daryti. Dabar jau ką kalbėsim. Tada prasidėjo struktūros gimdymas. Taip. Tada, aišku, šiaip klausimas, galėtumėt jūs parašyti, ar mums verta daryti, kaip didžiąją dalį podcastų darom rubrikom. Nes rubrikos pas mus irgi ne šiaip gimė, o su idėja. Tai, pavyzdžiui, kai darom tą pirmą Nebuvo kalbėta, tai pristatom temą, pagrindinius kampus, kas mums rūpi, kas nerūpi, ne. Po to aš tik paklausti, norim kažkokią problemos sprendimą, kažkokią aktualų klausimą paanalizuoti. Su ta tema susijusiu, čia taip išsirutuliojo taip, kad viena tema eina per visą podcastą kaip pagrindinė tema ir visais kampais. Nes principas mūsų yra koks, imam bet kokią temą ir ją leidžiam per technologijų prizmę ir šnekam žmonėms suprantamą kalbą, bent jau taip galvojam. Toliau Sukčiaus kronikos, tai viskas, kas su saugumu susiję, nes irgi labai dažnai į tą temą būna kokias nors istorijos, kuriom patys labai daug organiškai domimės ir žinom ten kokių nors nesąmonikus, kur pasaulyje įvykę. Ištriniau internetą, ten jau kokie nors failai, nesąmonės, žaidimai ir taip toliau. Įrankių dėžiai norim kokį nors įrankį, sprendimą, daiktą, bet ką parodyti, kas galėtų patikti. Ir žymusis dienos faktas. Šiaip neįtėm. Mariaus Grinčfestas. Mano žmona sakydavo, kai aš namie kažką tai visiškai šlempas pam ir kažką pasakau, ar žinojai, kad? Tai va čia iš šitą gimė. Tai ir klausimas, galėtumėt parašyti, ar mums verta daryti geriau visiškai be struktūros, ar palikti tokią pačią struktūrą, ar praplėsti, gal kažką pasiūlyti turit. Tai būtų įdomu feedbacko susilaukti, nes darėm taip, kaip suprantama, ne? Taip, bet iš pradžių susėdę apskritai pakalbėjom, ko mes tikimės iš to podcast'o, ką mes norim pasiekti, kokia mūsų vizija yra, kokia mūsų misija, kam mes jį kuriam, kodėl kuriam, kas mums žiūrės arba kuom galėsim padėti. Tai ėjom taip, įvairiais kampais žiūrėjom ir bandėm rasti tą suskirtimo tašką. Taigi aš kaip ir sakiau, tai ta noras papasakoti žmonių kalba apie technologijas, pasidalinti kažkuo suprantamu, tuo pačiu minimaliai paedukuojant. Ir šiaip, kad žmonės gerai laiką praleistų, ne? Taip, ir sakėm, darysim podcastą tol, kol patiems fainiai bus, tai kol kas fainiai, ne? Man fainiai. Štukas subu, tai jau fainiai. Rinkomės, sakom, o tai kam darysim? Ar čia yra
15-mečių auditoriją ar 70-mečių. Staučiai tai tuos senius žiūrės. Išsirinkom. Pradžiai sakėm, kad čia turi būti žmogus vardu Sigita, 40-metė buhalterė, kuri gyvena Klaipėdos priemiestį ir vairuoja Toyota ir norėtų kažką sužinoti apie technologijas. Rezultatai pradėjo laikų bėgant kitką rodyti. Sigita pavirto į vyrišką Sigitas. Aha. Nes iš tikrųjų, kai paleidom podcastą, statistika rodė, kad apie 60% mūsų žiūrėjo moteris, o dabar jau persveria vyrai čiupo vairą ir dabar Sigita. Tapo Sigitas. Sigis, tai. Tai va, tai mūsų YouTube'as rodo, kad mūsų pagrindinė auditorija yra nuo 35 iki 44 metų, o antri yra ta viena kategorija žemiau, nuo 25 iki 3-4. Tai faina, iš tikrųjų. Bendramžiai. Nu, aš rudenį jau būsiu, nebe toj zonai, jūs dar būsit ten, kur reikia. Nu ir žodžiu, susidėliojom mane, kam tas podcastas skirtas, susidėliojom tas rubrikas, susigalvojom, kaip čia viskas bus. Tada prasidėjo toks nebilus psichologinis pasirašymas. Aha. Jau reikia kažkada filmuoti, jau reiks filmuoti. Kaip filmuosim, su ko filmuosim? Taip. Kaip atrodys? Su ko įrašinėsim garsą? Ai, tai palauk, tai jo, pradžiai įrangą mes nusipirkom apie naujus metus. Apie naujus metus jau įranga buvo, tik mes vis atidėliojom. Bet pats researchas irgi, gerai, mes aitišnikai, bet tai iš tikrųjų nieko nereiškia. Lygiai taip pat kaip ir jūs. Dabar atsisėskit, reikia daryti podcastą ir tu nuo nulio viską turi išsiaiškinti. Absoliučiai nuo nulio, tu nieko nežinai. Prasme, kad aš ir IT žmogus, ir ką? Taip. Aš nežinau, su kuo tą garsą įrašinėti, kaip jį įrašinėti, kaip jį susikonfigūruoti. Kur apšviesti, atskira tema. Prieš porą laidų apšvietimą vėl keitėm. Ir vis tiek blogai. Vis tiek blogai. Dar keisim. Bet jau yra geriau, ne? Bet šnekant nuo įrangos, ar paskui papasakosim, kiek viskas kainuoja? Gal paskui papasakosim. Kai daisime kaip. Žodžiu, long story short, susipirkom įrangą po ilgo researcho. Ta prasme, daug reikėjo peržiūrėti, kaip daryti apšvietimą, kaip įrašyti garsą, kaip vaizdą, kaip sujungti tą vaizdą su garsu, kaip jį karpyti, kaip daryti, kaip efektuką uždėti. Žodžiu, aš video montavimo patirties turėjau praktiškai 0. Jo, tarp kitko, mes viską patys darom. Šiaip, nieko nesamdom, nes... Apart studijos nuomos mes nemokam už nieką. Reklamą dar. Reklamą, jo. Ir tai yra viskas. 2 dalykai, ką mes pinigus leidžiam. O visa kita yra savom rankom bet apie tai dar pakeliui papasakosim. Tai žodžiu, pradžiai galvojam, filmuosim ofise. Ofisas mūsų labai gražus. Taip. Ten gali kampą gražų rasti, akustika gera. Pirmas 2 laidas nufilmavom ofise. Per man atrodo, tą patį. tą pačią dieną. Vieną penktadienį po darbo pasilikę. Vien įrangos sustatymas 2 valandas užtruko. Turim ir vaizdinės medžiagos, tai čia ką kalbam, sukrausyti viską, ne, ant viršaus parodys. 3 mikrofonus pastatyti, pajungti garsą ir 4 kameras sustatyti. Surastos kampus, iš kur filmuoti. Užtruko 2 valandas, jau kai jau filmavom, o dar savaitę prieš tai mes bandomąjį darėm. Ir dar 2 valandas tam buvo. Žodžiu, jeigu kas galvojat, kad čia galima greitai, negalima. Tai va, tai ir šiaip ofise filmuoti labai neefektyvu, nes tu kas kart turi susistatyti stovus, atrasti tuos kampus, atrasti apšvietimą. Tu negali ten palikti stovų sudėtų. Tarsi, tu turi... Taip, jeigu nėra... viską turi... Mes posėdžių salėje filmavom, tai žodžiu, išstumdai stalus, pastatai stovus, viskas sustatai, po to viskas susirinki. Žiauriai daug vargo. Turi turėti tam skirtą studiją, kurioje visą įrangą stovi, atėjai, striukę nusimetė, play paspaudė, važiuojam. Nufilmavom. Šiaip ne taip.
O Dieve, aš iki šiol, jeigu atvirai, aš iki šiol negaliu, nesu peržiūrėjusi pirmos ir antros laidų, jau, vat, kai filmuojam šitą metų progą, nesu peržiūrėjusi antrą ten kartą naujom akim, nes man tiesiog gėda, aš nežinau. Savęs gėda. O mane gėda, aš tą eksperimentą specialiai dariau. Aš nežinau, blemba. Aš Aš specialiai dariau tu ant scenos, esi iki to lipęs dar daug kartų. Nu jo, aš visokios konferencijos, taip daug kur man nėra problema viešai kalbėti. Tai nereiškia, kad nesijaudinu, bet aš daugiau patirties už jūs turėjau. Blemba, bet aš taip jaudinaus tada atsimenu. Aš net turėjau atsistoti, pasipurtyti, ten pašokinėti, Atrodo, pasakai sakinį, stabdai, iškirpk, šito nedėk, šitą lemba čia nusišnekėjo. Smegenys užfrizino. Jo, tau. 2 minutės kažką šneka ir sako, visiškai bet nesąmonė šneku jau. O tau irgi buvo kažkoks momentas, kur, tipo, nebeatsimenu, ką turiu sakyti. Nu viskas, galim per naują. Jo, šitą visą segmentą. Grinai, biškai pasivaikščioti reikia, pailsėti reikia. Žodžiu, buvo labai sudėtinga, buvo labai sunku, buvo tiek jaudulio ir čia net ne laivų, čia tu žinai, kad gali filmuoti, sustabdyti, iškirpti, nedėti, pakeisti, nu tiesiog, ne? Šnekant apie iškirpti, pakeisti, pridėti. Nufilmavus tas pirmas 2 laidas, nu okei, visi perlipo tą savo autizmo režimą, šiaip netaip nufilmavom, išsiskirstam. Nu, nuėjau aš montuoti. Pirmas epizodas buvo montuotas 2 paras. Sumontuoju, šiaip netaip. Nusiunčiu direktoriam. Ministrai pirmininkai peržiūrė ir timestampais jau surašo, kur viskas blogai, kur dangus griuvo, kur ką nukirpti, kur ką pakeisti, kaip čia visi blogai atrodo. O jau ausis, o jau nosis, o jau rankos, o čia ne taip kažkas. Ko ta žvakė čia svaigsta? Gal užpūstė reikia? Juodi dūmai. Nu, tai davai, sugalvojam norą. 1, 2, 3. Gerai, studijos nepateikėm. Čia gerai. Good. Dabar smirdės. Nu. Tai žodžiu, pradėjau montuoti 2 paras, kol suderinau taip, kaip visiems tinka. Nu, galvoju, jeigu mes kiekvieną seriją, kas savaitinę montuosim po 2 paras, nu tai čia nesibaigs geruoju. Aišku, 50 laidų į priekį, dabar montavimas užtrunka nuo 4 iki 6 valandų. Vis tiek daug, bet labai priklauso nuo to, ar daug reikia vaizdinės medžiagos rinkti ir dėti ar ne. Kol surenderini, kol įkeli, viskas užtrunka. Bet pirmą 2 paras. Ir jinai buvo trumpiausia, 3-9 minučių, man atrodo, iš vis tokia. Gali būti. Bet aš ją peržiūriu, man užženė kėda, viskas ten yra gerai. Ir man normaliai. Bet kad gauti pirminę ryčą, aišku, mes ją pasidalinom pradžioj įmoniai. Ir gaudėm tą feedbacką iš visų galų, kur įmanoma. Kartais tiesiogiai ateinantį, kartais per pliotkus, kartais dar per kažką. Nu taip po tų 2 laidų prisiklausim to, ko negirdėjo. Tai Aistis nagai per raudonį, tai Mariaus marškiniai baisus, tai mano maikė netokia. Taip, bet tai pirštai per daug malasi. Pirštai per daug malasi, kažkas netaip sėdi, kažkas netą šneka. Jau iš karto net prasidėjo patarimai, ką reiktų šnekėti, ko nešnekėti. Okei. Supratom, kad mums pirmas dalykas, ką reikia padaryti, griauti iliuziją, kad mes galėsim reklamuotis per įmonę, nors tai irgi nepakenktų dideliai daliai pasižiūrėti iš edukacinės pusės, bet pamatėm, kad mums reikia visiškai tą veiklą atskirti nuo įmonės ir daryti grinai savo, atskiroj studijoje, niekam ant tokių, kad... Bet žinai, negali sakyti, kad vien tik tokie komentarai buvo iš tikrųjų labai gražių, buvo atsiliepimų, daug padėjo, pasidalino, pažiūrėjo, palaikino, pašėrino, tikrai buvo tas toksai pirminis pušas išeiti į auditoriją ir, Jo, pirminio buvo daug ir labai gero komentarą, bet kaip vis laikai įsimena ne geriau, o blogį. Ir tie, kurie, visiškai be konteksto. Bet kaip sakiau, tada supratom, kad mums reikia atlaisvinti patalpas ir daryti
Daryt normaliai. Nu tai primeskit dabar. Mes turim nufilmavę 2 laidelės. Pasižadėjom savo ir savo auditorijai, kurios dar net neturėjom, kad duosim kontento kartą per savaitę. Čia irgi klaida buvo. kai sėdi šneki ir sakai, kas čia yra po vieną laidą per savaitę. Aha. Jo, 50 valandų turinio per metus. Okay. Yra reikalų. Nu tai vat, ir turim 2 laidelės, bet turim pažadą, nenorim nei savęs, nei kitų apvilti, bet neturim kur filmuoti. Visiems draugam pasakėm, kad čia bus... Jo, jau pasižadėjai viešai viskas. Ilguoju laikotarpiu, žinai kaip čia, metų svorį. Aha. Ir po 2 dienų nebemetu. Jo. Nu, tai darau podcastą. Nu tai daryk. Taip. Nebėra kur daryti. Ir ką darom tada? Tada jau... Tada ant smūkio reikia ieškoti patalpų. Nu, sėkmės visiems būnant tų bagiukais dar rasti pigias patalpas Klaipėdai. Pradėjom ieškoti visokiausių skylių skilaičių. Nu, prisiminėm ten vieną, kur vyksta kartais kokie ten teambuildingai, konferencijos mini. Jo, vieną tokią žinojom vietą, kur galim, bet labai dažnai tai yra erdvė tiesiog skirta mažiem teambuildingam ar panašiai, ten tokia iki 15 žmonių, ne? Mhm. Ir, išsinuomojam. Šeštadienį. Nuo 8 ryto. Iki 2 dienos, nes po to ten kažkoks gimtadieniukas jo. O mums jau reikėjo seriją paleisti pirmadienį. Taip, mes nebeturim nieko į priekį ir per tas, kiek čia, nuo 8 iki 2, per tą pusdieniuką, per tas 6 valandas mes turim pasiruošti trupučiuką į priekį. Kiek tada laidų nufilmavom? 3. Susėdom su Marium po to į mašiną. Ir nebekalbėjom iš viso. Visas 3 laidas nufilmavom. Rūbus tik pasikeisdami. Jo, rūbus pasikeisdami. Galit pažiūrėti, 3, 4 ir 5 laidos. Per vieną dieną. Bet man ten vizualiai visai gražiai atrodė, man ten pusė velnio buvo. Tai nebuvo blogiausias laidas mūsų. Ne, o toliau dar žiūriu, ne. Gerai. Tai palauk. Bet pamatėm, kad jeigu, po 3 nenufilmuosim. Plus ta erdvė, jinai pastovi užimta, labai reikės mums prie jų taikytis. Ir kainuoja brangiai. Ir kainuoja brangiai. Jo, ta tokia, kur... Nes ten ta erdvė, jinai graži, viskas ten faini, bet brangu. Nors sakom, reikia ieškoti vietas, pradėjome ieškoti ten. Ne, reikia ieškoti, o tipo reikia savo, aš sakau, nebesvaikit. Kada nors po metų, ta prasme, nieko nerasit. Palauk, Aistė, žiūrėk, kaip reikia. Žiūrėk, tai gal čia už kelių mėnesių susirasi. Aš tokia realistė. Toliau veiksmas vyksta taip. Čia šitas pokalbis buvo apie 11 valandą, kad neįmanoma čia greit nieko rasti. Prieš tai jau buvom ten aruodą visą pražiūrėję. Ten iš tikrųjų šūdas buvo, bet rasti sakė, ne, čia nieko nerasti neįmanoma. Bet kiekviena įmonė turi po tokį sygį. Ale. Čia tas vardas redakcijai žinomas. Taip, tikrai. Vardas redakcijai žinomas, šautautas Romanas. Kiekviena įmonė turi po tokį Romaną, kur tu paskambini ir dalykai tiesiog vyksta. Ar tau reikia tepalą pakeisti mašinai, ar tau reiktų šampūno, kad nupleisko nuo... Visus pažįsta. Visus pažįsta, viską turi, visus sprendimus ras greitai. Tai yra žmogus, kur dalykai vyksta. Labas, Romanai, gal žinai, kas Klaipėdai nuomoja patalpą? Tuoj palauk išvirsta už 5 minučių į telefoną, kur paskambink šituo numeriu, susitarsi ir dar nuo manęs pasakyk, kad nuolaida bus. Mes tą pačią dieną per pietus jau stovim čia, patalpose, kur dabar ir esam. Belangiai. Patalpa, be langų, baisiausio įmanomo pilko purvino atspalvio sienos. Kažkada buvo baltos. Vargu. Betoninės grindis. Ir aidas toks, sienos. kad pasakai kažką. Aidas kaip Labanoro giriai. Šviesos praktiškai nėra, ventiliacijos yra absoliutus 0. Kas tipo kondiškė? Kabo kondiškė. Durnius kambarys, tak žinai. Baldų nėra. Nieko, kėdė per vidurį pastatyta. Ir tai yra viskas. Ir mes stovim tokie, mūsų akis išplėstas. Aš stoviu.
imam, čia mūsų. Ar tinka? Taip. O ką Palaukit, darysim, jūs tada nepaminėjot, pagalvosim. Dariau, tu kai sakai, kad reikia vietos, kur filmuosim, tu taip pasakei, mums reikia, kad būtų tiesiog patalpa be langų. Nu Nu jo, jo, nes Mums dar surado pasigalvok, patalpa tu be langų. Galvok, kur tu tos Romas. langus, dar mes ten atsimenėt, toj patalpoj, kur pusdienį filmavom, ten atsisuko saulė, pradėjo šviesti, ten pradėjom striukės kabinti tos langus. jo, ten- nes Ta prasme, nu, besikeičiant šviesai, tavo vaizdas pradeda kitaip rodytis, fokusuotis kitaip. Nu. Nu, žodžiu, nesuvaldomės to, mes sakėme, mums geriau duokit juodą belangę. mes tada kaip Ir mes jau nors. kaip nors susišviesim patys. Nu ir va, Romanas mums užrodė, mes labai greit susitarėm. Nu ir viskas. Po turbūt 2 dienų gavom raktelį. Irgi stojom, now what? Tu turi Labanoro gyrę, 30 kvadratų, kuri aidė, aš nežinau kaip. Pakeliui čia į tą vietą atrodo, kad tave ant organų išparduos. Tikrai, taip vyksta inkstų išpjovimai. ta prasme. Pas mus, kai svečiai atėjo, mes lipdami laiptai, sakom, tu nebijok, čia taip tiesiog turi. Tuoj bus normaliai. Jo, tuoj bus. Ir iš tikrųjų, kai eini į kitos vietos, kur ta studija yra, viskas ten normaliai. Bet pakeliui, jeigu ateitum be vieno inksto, negali skustis, pats to norėjai. Nu ir ką, ir prasidėjo tada. Pinigų nėra. Nes kiek paskui viskas kainuoja, papasakosim. Bet aidas. Nu, reikia naikinti aidą, ne? Su Marium žiūrim internete, tos, žinot, kaip studijose būna tie tokie kaip spigliai paraloniniai. Nu, jie laužo garso bangas ir, nu, kaip kitaip tu panaikinsi tą aidą. Nes kiaušinio dėklų neturim tiek Jo. priklausę. Tai užsipirkom tų, aišku, Šiaip jie kainuoja kaip aukso luitai. Na, paskui papasakosim. Bet užsipirkom. Kur viską gyvenime gali rasti, aišku, Kaunas. Iš Kaunas taigi atvažiavo, bičiukai suorganizavo. Grindis. Grindis dar vienas šaltinis, kad sugeria garsą. Nuvažiuojam su Mariu, pradėjom kiliminę dangą, reiktų kiliminės dangos. O kokios būna jos, žinai, turi rūšis. Kai tu iš vis tam net nebūni niekada, kiek ten yra, kiek decisions yra, taip tu negali paimti kažkokio vieno daikto, nusipirti ten pastovi, o gal taip, o gal kitaip, o gal taip, o gal tokį. Bet decisions buvo labai geras, nes būna tos kiliminė danga pasirodo ten, nu kaip kokia dešra, rūšim skirstas. Jo, šlapiai. Tai šita yra nerūšinė. Šlapiai, tiesiog. Prie jos nieko neparašyta, bet 5 eurai kvadratas kažkas tokia, ne? Jo, 5. Nu, žodžiu. Nusipirkom. Su Marium atvažiavom savaitgalį, iškliavom visas tas sienas. Ar tą pačią dieną? Ne tą pačią. Ne tą Vieną pačią. dieną dėjom tą kiliminę dangą. Šliaužiam ten keliais. Šliaužiam ten keliais jo. Po to susiklijavom, atvažiavo tie spigliai. Pusę studijos išklijavom tai spigliais. Nu, aidas sumažėjo stipriai. Tik taip, kaip dabar girdit, aišku, iki idealumo gal trūksta, bet jau neblogai. Nusipirkom savo roadcasterį, ne? Irgi ten. Tai įsijungia tą roadcasterį, garsą konfigūruoti ir tau 3 režimai, kokių nori. Taip. Arba ten, kurių ten klapučiko, kokį daugiau pasukti. Ką tu žinai, kaip reikia. Kur mano auto? Įsirašom, paklausom. Bet ačiū Dievui, tai jo, tas roadcasteris turi daug podcast režimą. Podcast režimą, nu. Jo, tai gerai. Tai kur mes esam, kuriam mėnesį? Išsinuomavom tą belangienę. Taip. Apvažinėjom visas įmanomus Man atrodo, kad čia balandė, ne? Ermitažus, Mes jau- čia balandis. Tūsinam. Kiekvienus pietus Stalas. Reik stalo. Reik stalo. Ir kėdžių. skupas moka 2 kartus. Taip, skupas moka 2 kartus. Tai Arba ubagas tiesiog neįperka ir tiek. buvom ubagai. Ne, mes tada Dar sako, negalėjome. žinau gerą vietą, kur pigius baldus pardavinė. Aš sakiau, aš žinau vietą, kur pigius baldus pardavinė. Gerą Mariaus interpretaciją. Nuvažiavom, susiradom pirmą savo stalą, o viešpatie tu mano. Koks mums, nežinau, kas mums susišvietė pirkti stalą ne vientisą, o jūs išsilankstant iš dalių. Kas piniginės turinys? Stalas naujas kainavo, nepamenu, 130 eurų kažkas tokio. Bet ne kaina esmė kaip jisai skamba. Marius galėtų haltūrinti būgnų šou daryti. Kiek
vat šitos stovus užtekdavo paliesti, taip ir būdavo viskas ir jau girdisi. Bum, jo. O kai Marius dar nuspręsdavo, kad nors pasakoti va taip, tai ten atrodydavo, kad tikrai kas nors... Įrodymai, žinai. Taip. Žiauriai. Dabar gal irgi girdisi, nežinau, bet išmokęs. Mažiau. Taip, dabar bent jau kažkaip. Ir dabar jau pats nebebarbenom tiek. Tai žodžiu, tas stalas tragedija. Nu ir įsijunkit, jeigu nepatingėsit mūsų 6 seriją. Tai yra pati baisiausia mūsų dalis. Ir toj baisiausiai daly tai buvo pirma nufilmuota serija čia. Pasiskolinam dar spalvotas lempas, kurias gali reguliuoti kokią nori šviesą. Vizija buvo, kad vienoj pusėje viena šviesa, kitoj kita ir per vidurį jos susijungia. Mes tą laidą akvariumu vadinam. Baseinu. Baseinu. Bet mes debilai, ta prasme, aš nežinau, tą laidą, tragedija. Tie, kas ją pamatė ir žiūrėjo kažkodėl toliau mus, aš nežinau, medalis jums, bet Mariaus pusė kažkokio tualetinio popieriaus / paršelio užpakalio spalva, mano pusė kažkoks baseinas, akvariumas ar dar kažkas, veidas kaip nuo konteinerio narkomanė atėjus, suprantate, Mariaus maikė tokios pačios spalvos kaip siena. Kas mums buvo tada negerai, kad mes taip darėm, mums turbūt laikas spaudė, mums šikna buvo, mes turėjom paleisti seriją ir nebebuvo, kada čia daryti kažkokių eksperimentų. Visiems tiko. Ne, bet aš tada dar sirgau, atsimenu. Bet neturėjom pasirinkimų vis per daug. Bet tavarsime spalva tau, spalvas pats pasirinkai. Žodžiu, mums per buvo... Per telefoną gerai atrodė. Brain freezas mums buvo tikrai kažkoks užėjęs, bet man atrodo po šitos laidos, nors ne, gal ne po šitos laidos, bet faktas, kad po šitos laidos apšvietimas keitėsi, spalvos keitėsi, ties kurią laidą mes ten sugalvojom sienas dažyti, nes... 5 mėnesį labai greit mes sugalvojom, nes Marius sako, ant tos pilkos sienos čia nieko gero nebus, reikia daryti tamsiai pilkas sienas, bus geriau, tada tos spalvos geriau atrodys. Dažėm. Daug kartų dažėm. Išdažiau pirmą kartą kažkokiais šmorais, tokiais matosi juostas. Aišku, vėl ubagystė. Šūdinas teptukas, man atrodo. Šūdinas valelis. Ta prasme, jisai... Dar šnekėjom, kad ten reikia iš pradžių kažką dar tepti ant jų, man atrodo, ar jūs ten nešnekėjom. Jo, nieko nereikia, pasirodo, nuvažiavome pro to, sako, gal jūs nebesvaikit, nieko nereikia tepti, varykit. Nusipirkom dažų, pradėjom, ir matosi juostas tokios, labai nekokybiškai. Antras, trečias, 3 kartus. Po 3 kartų, jo. Po 3 kartų, bet jau 3 kartas ubagas nusipirkė pigų volelį, išmetė, tada nusipirkė normalų ir po 3 cikių visas tas pasislėpė ir pusę veldė rezultatas. Ir vis dar tada jau ant pilkos sienos pradėjom ten tas savo spalvelės. Bet man ten tas vaizdas, aš nežinau. Bet tai ten irgi, vėl savo moksliai, vėl nieko nežinom, siena pilka, apšvietimas kaip ir neblogas, kažkokiu būdu Darius kaip sumūrytas į sieną. 10 laida apie Euroviziją, aš realiai sėdžiu per kokią... Kiek čia yra? 1,5 metro, 2 metrai iki sienos. Aš ten atrodau kaip kalinys prie sienos. Kaip tas, jeigu šalia ta lentelė būtų, tai mugshot galėtų būti. Grinai nėra to gilio jausmo visiškai. Nėra, absoliučiai. O tu žinai, kad yra čia tie 2 metrai, bet kažkokiu būdu apšvietimas taip sugeba padaryti, kad nėra to gilio. Ir vėl straglinimas, ir vėl tai kaip šviesti, tai iš kur šviesti, kaip daryti, kad būtų viskas gerai. Ir tie veidai apšviesti, ir gilis sukurtas. Dėl apšvietimo, kiek kartų mes buvom, yra parduotuvės, kurios pardavinėja, fotoaparatus, apšvietimus. Mes esam bomžiukai, nenusisamdom normalaus konsultanto. Tai mes tik nuvažiavome parduotuvę ir pardavėjas mus pakonsultuoja, kaip reikia. Tada mes nusiperkam lempas, kurios įjungi ir tada įjungi kamerą ir jos mirksi. Nes čia esam maksų bagiukai. 6 laidą, kai filmavom, mums trūko labai apšvietimo. Mes neturėjom jokio apšvietimo. Paskui ten per skelbimų savo pagrindinę lempą susiradom. Ir tada sakom, čia nuvažiuosim į senukus ir nusipirksim ledinių lempų bele kokių. Turniai. Nusipirkom bele kokių. Vat būtent bele kokių. Pasirodo vaikai, bele kokias lempas, bele kaip ir mirksi.
Ir kai tu filmuoji, dažnis netitinka kadro ir jos tau kaip sugedęs televizorius 70-aisiais kadrai bėga. Norit lempas, gal pirkti turim parduoti. Tai 50. mes pasirodo nusipirkom kažkokias lauko apšvietimui, kiemui skirtas lempas, nu jas niepro kaip negali filmuoti. Tai žodžiu, teko išmesti. Tai va ten dėl to apšvietimo trūkumo tai atrodo kaip narkomanė, nes ten nėra šviesos. Taip, ačiū. Ten Rusijai filmuota. Gyvenom, kad kai persidažėm tas pilkas sienas, sakom, gal ir pusę velnio, bet reiktų tų spalvų atsikratyti. Ir tada apsiklijavom tom lentelėm. Tai irgi... Tai nesakykit, gražiai čia atrodo, tokia jau... Visai man dabar patinka. Estetiškai. Ir tuo pačiu metu mes nusprendėm keisti stalą. Tada gimė radiusas. Žodis. Aš nesuprantu, kas per stebuklas yra išpjauti gabalą karočio plokštės ir pritvirtinti 4 kojas. Bet, pasižiūrėjom, nepatiko mūsų stalo nei forma, nei garsas. Žodžiu, reikia stalo pigaus, bet ko tau reikia 4 kojų ir lentos. Galvom, stalo forma ne kvadratinė, o elipsas norim. Jo, elipsas. Koks radiusas? Pas tais baldininkais, aš nežinau, kiek mes ten diskusijų turėjom. Sakom, kiaušinio formos, galėsim stalą padaryti, žinai. Kiek laipsnių? Aš negaliu, ta prasme, man ten nervai nebelaikė, aš apsisukau iš jau galvoju, jūs ten pasilikit, ta prasme. Šiaip principė, sunkausimus bankrotą, čia dekit pragare ir... Na, čia tokias įmonės. Atėjom kaip įmonės... žmonės, sako, mums netinka stačiakampis, bet ir apvalus netinka. Galit va tokį, ovalą, stalą, ovalą, kad nebūtų kampų. Koks radijusas, sakau, aš tau nupiešti galiu. Ne, man daug laipsnys. Žodžiu, 7 kalnuodžius į pietryčių pusę ten 37 laipsnių kampų, žinai. Nusipirkau tokadą, išmok braižyti, padaryk brėžinį, atnešk, va tada padaryk. Tai vyras net nubraižė tą brėžinį, bet vis tiek jis dar iš manęs išvengė, sako, apie ką tu klausi, sakau, aš klausiu to, ko manęs klausia. Žodžiu, nusprendėm, kad nereikia mums to kiaušinio formos stalo, nes nežinom jokio radiuso. Per daug sudėtinga. Ir žodžiu, susiradom kitą stalą. Ir fainiai, dabar visai patenkinti, viskas su juo gerai. Ir tuo pačiu nusipirkom už postinius pinigus dar tas panelės. Irgi aš čia atvažiavęs kažkada su lobziku supjaušiau ir prikabinom. Ir visai dabar estetiškai atrodo. Ir dar irgi vėl reikia lempų. Aha. Jeigu matot, prieš tų panelių yra toksai biški šviesa į viršų einanti. Tai reikia lempų. Bet vėl ubagiukai, nepirksim kažkokių profesionalių. Žiūrim, Philipso lemputėm akciją. Tai lubinės lempos tapo grindiniam lempom. Taip. Ir dabar jos labai gražiai guli ant grindų ir šviečia. Su dakteipu prie makačėlintos prie sienos. Technologija. Taip. Bet veikia. Ir nemirksi. Tai vad, kai mes sakom visą laiką reikia pirkti tą ir kad ubagiukai renkasi, tai vad labai įdomu bus turbūt jums išgirsti tą galutinę sumą tai dienai, kiek jau esam išleidę. Bus su antrom pusėm bus įdomu irgi išgirsti. Antros pusės išjungiat greitai podcastą, čia ne jums skirto. Liepos mėnesį atėjo pirma tokia maža, bet podcast'o sėkmė. Mūsų pasidalino mūsų pačių sekamas profilis Instagrame. 90-ųjų kioskas. Tai ačiū kioskui, pataginsim prie laidos. Šiaip, vėlia kaip dėkingi esam, nes tokie mažiem būnant, kad toks didelis profilis ir sekamas ir mėgstamas profilis pastebėtų ir dar parašytų, kad mūsų keliami šortai faini arba dalintus istorijus, tai buvo, kažkas wow, mums buvo wow. Tai jo, čia tokia pirmas toks paglostimas per galvelę, kad ras labai labai patiko ir duoda biškį motivacijos toliau daryti, ar ne? Taip. Nes, rezultatai reikia pripažinti. Mūsų pirmų ten tų podcastų, dabar viewsai po biškį pradėjo kilti, bet šiaip tai tragedija. Tu ateini, darai tą podcastą ir tave peržiūri. Jo, kai darai podcastą ir esi nežinomas žmogus,
Nu, Jeigu ateina žvaigždės, kurie, kaip sakant, ten jau turi Instagram'e, ten, žinai, 100 000. O jo, jiems tai Jo, jie atsisėda iškart pirmą laidą 5 000 arba 20 000 ir fainiai. O čia ateina Darius iš Kretingos, Aistė iš Palangos ir Marius iš Klaipėdos. Niekas mes realiai, suprantate, realiai absoliučiai niekas. Kodėl šį mus kažkas turėtų žiūrėti? Taip. Tai pažiūri ten 200 žmonių, 200 jūsų, nu gal 300 ir tai dar ne visą laiką. Tai čia dar kai reklamos nepirkom, tas toks organiškas. Pažiūri ir tu galvoji, kiek tu širdiesi tą idėjai, tiek filmavimo prasme, tiek pasiruošimo, tiek montavimo, paleidimo, ten tikiesi kažko ir finale tik tai tiek, bet tada galvoji, okei, tie, kur žiūrėjo, tai jiem turbūt yra įdomu ir tai jau yra, tai žiūrėk, čia yra salė, čia jau yra stadionas, čia jau yra, žinai, kažkokio renginio dydis. Pradėjome matuoti tokiais, kad, nu žiūrėk, jeigu sudėtum visus į vieną krūvą, nu visai didelę hebrą gauti, kad, žinai, nu tas toks, kaip save pamotivuoti, kad, nu, nenukabintos nosis daryti toliau. Didžiausia auditorija, kurioje esu šnekėjęs, Litexpo talpina 500 žmonių. Ir kai tu išeini po tokio kokio nors pranešimo, nu jau toks jau savo, jau maladėts esi. 500 žmonių. 500 visų yra tas pats. Principė YouTube. Bet kažkaip jautiesi ne kažkaip, ne? Nu, žinai, tai ar tas 500 gerai buvo, bet būdavo ir tokių, būdavo kur ir 3, ne? Nu, labai, labai prastai. Bet kažkaip nusprendėm nesustoti, ne? Ir sakėm... Pasižiūrėjom statistiką, kad... Dabar procentais turbūt nepasakysiu tiksliai, bet labai gimsta daug podcastų, bet jie miršta labai greitai. Ten ties 7 serija žmonės pamato, kad čia yra per daug darbo, per daug širdies reikia dėti, pinigų ir viso ko, ir jie tiesiog miršta. Ir tik labai maža dalis podcastų peržengia 20 podcastų tą ribą. Neatsimenu, mes, kai filmavom savo 20 ir po to jau ten 21, tai mums buvo čia tokia irgi toks milestone'as tarsi šventė, kad mes tą ribą peržengėm ir išėjom į tą kitą zoną tų podcastų, kurie, nu, mažas procentas peržengė. 10 mėnesį pasikvietėm pirmą svečią. Buvom jau pakankamai drąsų šnekėti apie karą, irgi bendras pažįstamas. Senai tą seriją planavom šiaip tai. Planavom senai, bet ir vis kažkaip visiems netiko. Nu, kaip netiko, nes mes galvom, kad tiesiog, nu, mes, tipo, internete pasiskaitę, šnekėsime apie tai, nu, norėjom kažkokio, žinai, eksperto nuomonės. Turim fainą kolegą, šneku drąsų ir pasikvietėm ir labai džiaugiamės ir ačiū, kad buvai pas mus. Tai turėjom... Ir iki šiol geriausias mūsų epizodas. Aha. Jūsų prasme. Taip, aukščiausiai pakilęs. Bet turėjom ir savų iššūkių. Tai tas filmuotis 4, nelygų filmuotis 3. Visiškai nelygų, nes kai tu sustatai praktiškai taip pat kameras, jos pasirodo pradeda fokusuoti biški ne taip. Ir biški daro tą automatiškai. Ir biški tu net nežinai to, nes mes operatorių šį jokio neturim, mes filmuojam aklai. Nu kaip, žiūrėk, dabar taip sustavom, einam pažiūrėti, dabar eina Darius pažiūrėti, ar veikia kameros. Ne, tai... Tai va, Darius pažiūrėjo, ar veikia kameros, tai mes va taip pasižiūrim, ar veikia mikrofonai, ar veikia garsas, pasižiūrim, ar veikia kameros, nes yra buvę. Palauk, dar prie to prieisim, bet toj laidoj buvo visiška tragedija, nes į tos 4 žmonės kameros normaliai nefokusuoja, jas prisartina, nusinartina, sufokusuoja, nesufokusuoja. Žiūrėk, vienu žodžiu smaukosi. Smaukosi, taip. Marius sėdi man ant kelių. Kaip visada, jūs neįskiriamieji esat. Marius iš vis, kol mes Marių pasodinom į tą vietą, va ten taip nugrūdom, kur Mariu būtų už tos linijos gerai. Atsisukit kokią nors 7 epizodą ir pamatysit, kaip... Tai Marius, tai Aistė yra raupsuotai, tokia iš šono nustumta, Marius man ant kelių sėdi. Taip. Žiūrėkit, kadangi mes filmuojam su nenormaliom profesionaliom kamerom, o filmuojam su telefonais, telefonai padaro baisų fišajų. Ir kai tu sėdi visiškai šonė, tai iškreipia. Žiūrėk. Tai... Realybėj aš esu 2 storesnis už Marių. Nors jūs dabar taip žinokit, jo, kad ateičiai, čia kadangi apie mus daugiau tą laidelę susipažinimui, Marius nėra storas, čia yra fišajus. Darius yra storas. Jo, labai. Tai va, tai jo. Buvo sudėtinga 4, nu ir šiaip. Bet tai nebuvo vienintelis feilas ir mes jau iki tol buvom užlipę ant gerokai daug greblių. Nu. Pradedant nuo to, kad tų filmavimo režimų ten yra kiek nori, kokių nori.
Eksperimentavom su tais režimais. Kokiu mes ten tik rezultatų negaudom. Eksperimentavome. Marius atėjo vieną kartą, sako, žiūrėk, reikia daryti kaip fokusuojam kamerą į žmogų, kad gale gautųsi blūras. Taip, mes taip norėtumėm, kad tai būtų. Spėkit, ką Mariaus kinietiškas telefonas nusprendė padaryti po 5 minučių filmavimo. Pirmos 5, nes as intended veikia. O po to? Po to kažkaip biškiai jisai Pradėjo pavargo. fokusuoti į grindis. Visas fokusas buvo į mikrofoną. Mikrofonas ryškus, Marius blūrė. Marius blūrė jo. Fainiai. Laidelė kokios 1,5 valandos trukmės ir mes jos neturime. Mūsų 8 laida, nufilmavom, reikia montuoti, aš įsijungiu ir parašau džiaugsmingai visi. Nes kol tu filmuoji, tau atrodo viskas dar normaliai. Ne ant mažo telefono, o kai įsikėliu į kompą, džiaugsmingai parašiau visiems į čatą, kad yra makštėts. Ir tada, sakau, reikia filmuoti iš naujo. Ir jūs primetat filmuoti tą pačią laidą iš naujo, kai tu jau esi viską apkalbėjęs, nes šiaip va dar papasakojant apie tai, kai mes turinį kuriam ir ruošiamės laidai ir ką pasakosim, mes paprastai susirenkam kažkokius tai kampus, susitariam temą ir visko iki galo vienas kitam nepapasakojam, kad bešnekant būtų tas toksai nuostabos efektas, tas natūrali reakcija, kad būtų nesuvaidintos emocijos ir panašiai. Ir dabar mes jau esam nufilmavę laidą, viską žinom, ką kalbėjom, dar žaidėm ten žaidimą, kur reikėjo atspėti true, false, jais, ir ne visą jais. tai iš naujo reikia daryti. Ir tau dabar reikia viską per naują perfilmuoti. Aišku, savo spėjimus pasilikom tos pačius. Aš nebeatsimenu. Tos pačius spėjimus pasilikom. Bet esmė Kad tame, kad nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Ta laida perfilmaus išėjo žymiai geresnė, nes mes buvom labiau atsipalaidavę ir tokie... Ir vienas iš sėkmingesnių epizodų... Tai čia buvo apie sąmokslo teorijas, man atrodo, 8 laida. Tai jo, tam buvo visai neblogai. O po to atėjo Aistės žvaigždės valanda. Jei pastoviai kas nors turi skambinti. Ne, man turi skambinti. Kieno žmona skambino ir filmavimas nutrūko. Kieno tėvas skambino. Vieną kartą. Tau per vieną laidą 5 kartų kuris paskambino. Bet filmavimas nenutrūko. O kas tada teko laidą perfilmuoti? Jo, Mariaus vienam iš epizodų buvo, kad Mariui į telefoną paskambino ir filmavimas nusprendė automatu sustoti. O mes nežinom. Nes mes dar neturim to įpročio eiti tikrinti. Jėzus. Ir tu sėdi, filmuoji ir tiesiog Mariaus nebėra. Bet man vis tiek įsimintiniausias, tai Aistės kurjeriai. Seniau sėdėdavau ant tokių taburečių, nes ministrams, pirmininkams ant bet ko jų nepasadinsi. Ne. Per prastai jiems. Foteliukų. Tai dabar jau nusipirkom foteliukus, niekam nereikalingos išlaidos. Nu tikrai. Visiškai. Bet dabar bent jau Aistė nebemėta telefoną ant žemės. Kiek buvai daugiausiai numetus? 7 per vieną seriją numetė ant žemės kartus telefoną. Bet ko dar negana, tai arba jai pastoviai kurjeris paskambino ir kai jai paskambino, jinai vienas tik nusprendė išeiti pašnekėti. Ir aš tik paskui montuodamas vaizdą matau tokį. Vidurys visiškai podcastą. Mes filmuojam. Man kurjeris skambina. Ir grįžta ir jinai taip sukoja kažkokį tokį... Pyst. Ir ką? Ir išlėkė iš Roadcasterio jos laidos mikrofono, o mes tai nežinom. Nes Roadcasteris ant žemės stovi. Roadcasteris ant žemės. Ir žiūrim, aš tik po kurio laiko kažkaip į tą Roadcasterį užmetu akį. Šalia laidas guli. Ar ne taip, kad Hebra, čia kažkoks laidas guli. Ir tas tulpelis ties Aistės garsų nebesikilnoja. Ir ta prasme, ir tu nežinai, nuo kurios vietos, kada, ir ar čia nuo pat laidos pradžios, ar čia kažkokia rubrikėlė, ar kaip tai, kuri čia ta serija, dabar galvoju, kur buvo apie NKSC pusryčius, tai taip, ten Marius šiaip ten gerai pririfino ir buvo daug įdomiai info pririnkęs ir pripasakas, bet teko visą tą gablą beveik iškirpti, nes aš tiesiog buvau be mikrofono, tai ačiū Aistei. Ir kai montuoji, tavo garsas ateina iki mano mikrofono, mes normaliai šnekam ir kažkas fonė kiauksi, žinai, kaip turui kokiam. Jo, tai jo, buvo. Bet aš negaliu atsilikti. Aš esu žinomas studijoje kaip dramblys porceliano krautuviai.
Ir Šiandien, tarp kitko, vėl tą patį beveik padarei. centrinė lempa per pastinius 3 kartus, jau 3 kartus esu nuspyręs, bet ne kartą nenuvirto. Bet telefus su visais stovais 2 kartus iš eilės išvarčiau, ne? Tai irgi, kur... Jau sudėjom, jau to filmuosim, viskas, jau įjungę buvom. Taip, jūs Nu, įsivaizduojate. dar kažką nueisiu pažiūrėti. Ir kaip Čia domino. yra 4 stovai sustatyti ir jie taip yra sustatyti, nu, tokiose vietose, kad, nu, jie nejudinami. Mes ateinam, Kol Darius įsidedam nepraeina. telefonus, įsidedam telefonus, išeinam, paliekam. Ir tas sustatymas, čia buvo vienas tų pradinių, kur ten dar užtrukdavo tu susistatyti, gal 20 minučių, kol sustatinėjai. Ir ten paskutinis štrichas, aš dar pažiūrėsiu. Taip užkliuvai, kad vienas užkliuvo, Krito kitą, vienas, trečią, visi 4. Ir mes su Marium tokie. Ir vėl. Ir taip 2 laidas iš eilės. Jo, tai taip, yra buvę. Atėjo toliau ruduo Mhm. ir Mariaus šeimoje nusimatė pagausėjimas. Nu, tai jau supratom, kad Mariu mes palaidom. Mariu supratom, kad palaidosim, o podcastas dėl to, kad jisai vaikų turės, negali sustoti. Reikia priekį užsifilmuoti. Mhm. Tai mes kaip LNK kalėdinis žiburėlis O jo. kalėdinę laidą lapkritį filmavom. Ar nespalį ten kažkada jo, kur... Arba spalio pabaigoje, arba lapkričio pradžioje. Kažkada, kada jau pardavinėjo, tik pradėjo pardavinėti tas kepurėlės, visas kalėdinės ir lankelius, mes už tai jau kalėdą šventėm. Tai gerokai prisifilmavom į priekį, nes ir taip reikia turėti, ką aš jiems pastoviai kalu, reikia turėti bent porą epizodų į priekį nufilmuotų. Mūsų informacija nėra tokia, kad labai laikui... Taip. Laikas, kad labai trukdytų, kažkokių didelių naujienų nepasakojom. Nes dar vieną. Taigi su silpniukais podcastą filmuoju. Nu, matot, kokie pavargę. 53 laida. Aš niekarto per tuos metus nesirgau, neskipinau. Va, prašau, pasižiūrėkit. Tu neturi vaiko, kuris po lygų turgų vaikšto darželį ir parneša visokas. Tai viens, tai kitas. Tai sloga, tai kosė, tai šnypščia, tai vemia, tai dar kažką, na žodžiu. Silpniukų koalicija. Tai arba vienas, arba kitas. Tai susiderintą laiką vis laiką, kad 3 būtumėm, nu, sudėtingai. Tai jau vienu momentu buvo bėda. Taip. Bet tada mus išgelbėjo Tadelis. Tadelį, shout out. Taip. Tai turim dar vieną kolegą, Katras, nu, jis toks ir gyvenime yra toks patikimas, kur nepaves tavęs, jeigu bėda. O bėdų buvo. Tai ir ta bėda buvo iš vakaro, Tadelį. Tadelį rytoj podcastas, žiūrėk, tokią medžiagą. Gerai. Speak no more. Speak no more, jo. Tai Marius sirgo. Po to taip ir sutapo iškart, po to sirgo Aš Aistė. sirgau, jo. Nu, žodžiu, Nu, gripas žiaurus šiemet, žiaurus buvo. Tai Tadelė, tu dabar mums parodėjai, kad su tavim tikrai galima skylės užkišti. Tai būk pasiruošęs. Avarinis iškvietimas. Būsė mūsų 6 žaidėjas krepšinį ir tu pasirinkimų nebeturi. Nu ir ką, visus metus žaidėm su šviesom. Einam į foto parduotuvę. Švieskit iš viršaus, mažai lempų turit, pašviečiam iš viršaus, kaip narkomanai atrodom. Šviečiam iš priekio. Mariaus ausis blizgėt pradeda. Ir visokių tokių sugaudė tos visus kampus. Ir eik tu načiart. Nu, ten milimetrovkę kažkur pajudinė ar kažką ne taip ir vėl kažkas. Nu ir mes ir toliau žaisim su šviesom, mes vis dar to nebaigiam daryti, nes vis dar nemokam. Taip, neperseniausiai nusipirkom čia dar. Nusipirkom dar lempų, aišku, vėl pigių, bet liktai neblogai veikia. Tumneilai. Atskiras dalykas. YouTube'as, viską, ką mes dedam kur nors į kokią social media, mažai vertės turi. Aš jums atvirai pasakysiu. Mažai tame yra srauto. Jeigu tavęs nesiūlo YouTube'as, tu gali ką nori daryti. Nu, tavęs nežiūrės. Nu, pažiūrėkit, vat, yra, tarkim, Facebook'e turim
Nu, šiai dienai Facebookas, 1100. Instagramas, TikTokas, nesvarbu kas. Tiesioginės YouTube rekomendacijos atveda apie 90% srautų. Nu taip, faktas, bet vat, ką noriu pasakyti, kad tarkim įdedi postą apie naują podcastą į kokį Facebooką, mes ten turim 1100, sakykime, sekėjų ir postas turi 5 laikus. Mano, Dariaus, Mariaus, mano tečio ir Mariaus žmonos. Fantastika. Ir dar kas nors ten dar gal palaikina. Nu, tipo, nejaugi taip visiškai jokio ryčio nėra tarptų žmonių. Ryčias ar yra, kas, bet ar... ne visi tau palaikina, dalis vis tiek pamato, bet aš matau statistiką, kiek atėjo iš tų tinklų. Tai Facebookas, LinkedInas kartu paėmus, ten sakau, užima labai gerą dieną iki 10%, o taip dažniausiai tai yra 5%. Jeigu tave YouTube'as rekomenduoja, tai rekomenduoja. Nu ir tada prasidėjo ekspertai. Visa mūsų metų istorija remiasi, kad visi žino, kaip reikia YouTube daryti. Bet ne vienas negali parodyti kaip, bet visi žino. Thumbnailai čia turi daryti, mes ko labai nenorėjom, žinot, kaip būna YouTube tie. Jo. Tai, tragedija. Krinžo viršūnė. Tai kad viso to nebūtų, sakom, pradėjome eksperimentuoti su tais thumbnailais. Vienaip, kitaip, kažkokius žodžius rašyti, numatom, žiūrim, kad tas paspaudimų kiekis didėja, bet kol atsidirbom iki formato, kuris visiems tinka ir dabar atrodo tas teisingas, ateina ekspertėlis, pavadinimus netaip rašot. Turit rašyti, kad būtų podcast'o pavadinimas pabaigoj. Turit rašyti pradžioj. Turit rašyti, kad užkabintų. Turit klausti. Turit šaukti. Turit tą daryti, turit tą daryti. Ir mes ir to klausėm, ir taip, kol finale viską metėm ir sakom, davai darom taip, kaip visą laiką darėm, pagal save. Ir žiūrim, taip, kaip mums atrodo. Taip, kaip mums atrodo. Ir nežinau, ar tai tas autentikos aura kažkokia, ar tas iš pajautimo geresnis, bet kai darai, kai nesiklausai kiekvieno eksperto ir šiaip nei vienas nežino, kaip reikia daryti, nes turim laidą apie algoritmus ir niekas jų negali perkasti, tai tiesiog daryti. Visi, kurie sakys, kad žino, kaip veikia YouTube algoritmas, spjaukite veidą tiesiai, nieko jie nežino. Tikrai 100% nieko nežino, plus tas algoritmas ten nuolat kinta. Taip. Ir wow. Atsimenat, vieną laidą nufilmavom, uždėjom kažkokį tokį thumbnailą, prašymus kitai padarėm, čia geriau bus. O minus 200 jūsų atgal atkeitėm labai greitai. Taip. Po to buvo pasiūlymas YouTube'ai, aš galvoju, kad turi vertės per 1 valandas. Paklikina, pažiūri kažkas. Aš galvoju, kad didžiausia įtaka turi tiem thumbnailų parodymam, ar ant tavęs klikina ir ar tave žiūri. Tai yra tas watch time parametras ir tas click rate'as. Tai jeigu per 1 valandą tavęs didžiąją dalį žiūri ir neišjungia, nes jeigu jūs paspaudžiat ant linkų ir išjungia, tai geriau iš vis nespauskit, nes nuo to tik tai blogiau yra. Nes išsidalina žiūrėjimo laikas, vadinasi, YouTube'as supranta, kad čia žmogui neįdomu. Ir jeigu 1 sekundę laiką paspaudžiat, irgi nieko gero, geriau kažkiek pažiūrėjus. Jo. Ir, eksperimentavom su tais visais bairiais. Vieną seriją prisimenu, sakom, davai, nieko nedarom, nieko nerašom, pažiūrėsim ar organiškai. Pažiūrėjom taip, kad skubiai teko gelbėti epizodą, nes tam po 2 valandų buvo 7 viusai. Mūsų pačių gal ten, aš nežinau, žodžiu, labai blogai buvo, labai. Tai to pirminio labai reikia ir kas like, share and subscribe veikia ir YouTube'as duoda pinigų nuo 1000 subscriberių. Dabar šitą laidą, kai matote, tai mes jau turbūt 1000 turim. Kaip mes sunkiai rinkom tos subscriberius. Tai čia tragedija visiškai, šiaip jeigu rimtai. Jeigu kažkam atrodo, kad subscriberius surinkti yra labai lengva, tai mes atėjome iki tokių egzistencinių klausimų, kodėl mumis žiūri ten 1000 žmonių ir nesubscribina. Ir tada,
O tu ar subscribini kitus, pavyzdžiui, podcastus, ar tu tik pasižiūri Aš kažkur? subscribinu. Ar viską subscribini? Viską. Gal ne viską, žinai? Viską. Kiek pas tai subscriptionų yra YouTube? Daug. Šiaip žiūri daug. Tai va, tai čia tas toksai, kur, o kodėl tada nesubscribina? Juk nekainuoja, juk žinai, nesunku paspausti, bet taip sudėtinga surinkti juos. Bet mums lapkritį kažkas atsitiko. Tie subscriberiai labai sudėtingai rinkdavosi, ten būna 2 per savaitę atsiranda, nu tai jau gerai. Bam, po 10 per dieną. 15. Ir iš niekur. Va tai va pradėjo augt. Mes 1000, nuo kurio YouTube centai pradeda kristi, jau galvojam, per metus net nepasieksim. Nes kad tave monetizuotų, tai tau reikia 1000 subscriberių ir 4000 valandų peržiūrų. Tai mes jau dabar turim 9000 valandų peržiūrų ir jau dabar 1000 turėsim, kad tu gali pasileisti monetizaciją. Kad nors kažkiek ten tų doleriukų sugrįžtų. Aišku, ten bus centai, bet Pats principas. principas, kad, nu, malonu. Į kišenį, ne iš kišenės. Nu tai taip. Ir pasileidom ir rėmimo platformą ir aišku, ten irgi kaip westerno filmuose, ten tie, kur kamoliai ridenasi tuščia, bet aš pasidariau screenshotą ir aš nepamiršiu ir žinau, kas tie žmonės, kurie pirmi 2 mum įmetė ant kavos, tai kai doleriai sakys šlostysios, aš jų nepamiršiu. Taip, gerai, būtinai. Tai va, ir dar metų tą mūsų apžvalgos užbaigimui turbūt reikėtų paminėti, kad buvo metas, kai Marius ten jau augino, tėvystės atos mėnesių kitame buvo, mes sudarom atsėdę, galvom, nu reikia kažką sugalvoti, kažkaip apgraidinti tą podcastą, ką čia kitiem metam. Ir tada tokia šovė mintis, reikia padaryti Valentino dienai podcastą, padaryti apie technologijas lovai. Ir tokie 2 sėdim, o ką pasikviesim, bet reikia kažką pasikviesti, nes jeigu kalbėtai, nu, žinai, kad nebūtų cringe. Ir pirmą mins fantazijos LT, ne? Nes Nu, ką daugiau, jeigu ne Povilą pasikviesti, nes, nu, ir tada abudu, bet blemba, kas čia pas mus važiuos, mes tokie... Mes Klaipėdai, jisai Vilniui, mes esam tuo momentu 700 subscriberių podcastas. Niekas ten mūsų nežiūri, ką mes ten įdomus, kodėl kažkas turėtų dėl mūsų kažką daryti. Bet čia geriausia pamoka, kad jeigu šaukia, tai atsiliepia. Jo. Susikaupiam, parašom trumpą tekstuką, sveiki, mes technologijų podcastas, labas, labai norim, kad jūs sudalyvautumėt, buvo geras dėdė, atvažiuok. Dėdė, okei. Ir mes tokie, wow. Kas dabar? Na, what? Jo, bet įdomiausia dalis buvo ta, kad mes sudarom, kai sugalvojom, nes, nu, turi tikti visiems. Taisyklė vis dar galiojant. Marius nebuvo, mes sugalvojom. Ir reikia pasakyti, davai dar nesakom, biški palaukiam, paruošim, truputėlį patys pasiruošim, apgalvosim, tada pasakysim, kad nenukilintų iš karto idėjas, nes mums tai atrodė, kad bus žiauriai gerai. Bet Marius kažkaip netikėti savo gerai, darom, po viskas gerai. Bet ir čia ateina vėl YouTube'as su savo bairiais. YouTube'as, nors aprašymuose, pavadinimuose, kaip vengiam visais įmanomais būdais, kad nerašyti seksas, dar kažkas, ne? Rašėm lova, žaislai, mėgamasis, kažkas tokio, nu, kad, nes jeigu tu esi sex, drugs and rock'n'roll, nu, tai tu vaikeli, tavęs YouTube'as niekam ir nesiūlys. Ir pasirašėm, atrodo, tokius saugius, ir to laiduojate, nėra nieko stebuklingo, jokių ten... Jokio turinio pilnamečiams, ne? Ten diskusija tiesiog apie technologijas. YouTube'as šito net tuo metu, kai siūlydavo mūsų tumneilą kitiem, rodydavo buvusią epizodą, o ne šitą. Taip. Tai visom išgalėm YouTube'as stengiasi šito epizodo nerodyti. Arba ten žiūrint nutrūkdavo video, kad turinys šiuo metu nepasiekiamas. Nu, žodžiu, banino ten jį per visus galus. Bet vis tiek mums pavyko, kiek ten 1400 jūsų surinkti, kas mūsų akim. Mūsų akim, tai labai... mums jau gerai, mes jau čia medum širdelę pasitepę. Taip. Tai ačiū Povilui, kad labai. Buvo šiaip žiauriai šiltas, maladėtas žmogus, tai fantastika. Atsirado noras dabar daugiau pasikviesti svečių. Nu jo.
Kad kameros toliau smaukytųsi, ne? Jo epizodė vėl 4 filmavom, vėl nesąmonė su kamerom. Jo, Nu, bet jūs patys nebuvo taip pastebėjo, tragiškai. sakėt, kad išėjo savais reikalais, tai taip ir buvo. Nu, bet ką darysi? Ja, girdi, reikia pasikviesti kažką, kas moka, žinai, apšvietimą dėti, kameras dėti. Ai, Pakonsultuoti tą to pačiu. barterį, ne? Jo. Nu tai tau sakys, šitą lempą už 3000 iš kampo, šitą už 4 iš kampo ir tada bus normaliai. Šnekant apie pinigus, kiek viskas kainuoja. Jums įdomu, ne, paskaičiuoti. Nu, dabar atskleisim tiesos akimirką. Tiesos akimirka. Kiek išleidai šiai dienai? Esam iš viso išleidę Tam, tadam. 7000 eurų. Uždirbę esam 12. Wow. 4 dar nesimato, bet kur matau ir galiu fiziškai paimti yra 8. Ta prasme, žmonės, jūs suprantat, kaip mes darėm savo podcastą ir jeigu sugalvoju daryti podcastą nuo nulio, kiek jums visą tai kainuos. Bet dabar skaičiuokit. Roadcasteris. Tai yra tas įrenginys, į kurį susijungia visi mikrofonai ir įsirašo į kortelę garsas. Nuo 550 iki 700. Roadcaster 2 Pro. Tai yra tas, kurį mes naudojam. Tai yra toks protingas rinkos standartas. Mes jau nepirkom visiško mėšlo, nupirkom tą, ką pirktumėm ir galėtum 5 metus į priekį naudoti, ne, minimum. Gavom su Super Turbo Mega Explosion 3000 atrakciją 5 pėmantai proc. Stovai. Ir vat viskas taip pradeda. Stovus, aišku, perki kiniečių vaikai, gamyklėliai, 12 mečiai, tau rankutę mažom. Suko darė. 19 eurų. Tau jų reikia 4. Jau žiūrė, štom nebeturi. Mikrofonai. Su mikrofonais, aš skaitau, yra visai nebrangiai. Didžioji dalis podcastų, kur daro tai šūrės mikrofonais, tai tie šūrės kainuoja gal 401. Mūsų yra Roadcasterio mikrofonai ir jie, podmaikai jie vadinasi, 100 eurų vienas. Gali gauti 100 eurų. Bet čia ant viršaus, kaip mato, dedas toks pop filtras. 29 eurai. Stovas, prie kurio jį prisukt. 29 eurai. Kabeliukas kažkoks. Kabeliukas. Ir tau jo reikia ilgo, jeigu nenori, toliau nori tą daiktą pasidėti. Laidai irgi, pats ne 30 eurų vienas. Brangai. Ir visą tai padauginkit iš 4. Ne? Toliau. Gerai, kompą turim, neskaičiuojam. Stalas, foteliukai. Stalas 300, foteliai 300, šviesos 100, bet jau tokios, kur nedaug tu dieve. Virš pasikabinom, norim biški kaip Jėzus atrodyti, rimlaitas vadinamas, kad būtų iš viršaus, kad turėtų pašviesti šviesą, ledinės juostos, keitiklis, laidas, vėl ten. Kaip nuvažiuoji visur 100 eurų. Jo, ir viena jau nebedega. Nebedega nusprogo. Lempa centrinė, Marius iš kažkur surado ten. Kažkas padėjo Sygis iš Vilniaus paims, įdės į autobusą. Jo. Žodžiu. Šautauti Vyčiui, ačiū, kad greit sureagavai. Taip, ačiū. Vyti, tu geriausias. Ta lempa šiai dienai kažkokia pusę kainos daugiau galėtume parduoti. Ta lempa šiaip jinai nauja, žiūrėjau irgi, ten ar 7 ar 800 eurų. Jo. Bet čia tokia, kur labai jau gera. Bet kažką gero galim ir mes nusipirkti kartais. O ne ten, žinai. Spigliai, kuriuos minėjau. Pusiai studijos, 18 kvadratų, 500 paletę. Visą paletę. Jo, atvežė paletę, kur norit. Dažai, lentelės, bet kas, voleliai ten, viskas, Kiliminė danga. Taip. Ir kai tu viską pradedi pliusuoti Nuoma. ir dėti, nuoma. Reklama, kažkokiu momentu nusprendėm sėsti ant Facebooko reklamos adatus. Jo, nes taip yra, pas mus 70% srauto, kurie žiūri, yra subscriberiai, mums reikia subscriberių. Tai sakom, davai pabandom, Facebookas nesiūlo mūsų organiškai, tai padarysim, kad būtų neorganiškai. Pradėjom kišti Facebooko reklamą, nedaug, bet 100 euriukų per mėnesį subėga. Ir kažkiek tų subscriberių atsivedi. Ir sumarum, ir tu per metus žiūri, kur kiek ką nusipirkai,
kiek kur ko išleidai ir žiūrim, kad 7 štukų eurų nėra. Aišku, čia, faktas, kad ta pradžia tokia sudėtingesnė, nes daug norisi, nenorisi, bet tiesiog reikia ant karto pasidaryti, pirk dabar, kur yra tos stabilios, tai nuoma, aišku, yra reklama. Ir jeigu atsiranda tų dar papildomų pinigų, kol kas neatsiranda, bet mintise tikrai yra daug noro ir pasidekoruoti studiją, ir kokias galbūt čia vizualo daugiau tose pilkose sienose pasidaryti, ar pasidėti, ar pasikabinti. Ką mums toliau greidinti? Ar aplinką apsistatom kažkuom, ar taupyti ant fotoaparato, kameros, ar ant ko, nes ant kameros nestaupėsi. Tokių neįpirksim, čia nebent mus kažkas paremt norėtų. Įpirksim, su laiku įpirksim, bet klausimas, jeigu vieną dalyką, kurį dabar gerint, ką gerint? Ar darom išvaizdą už nugaros, ar darom vaizdą iš priekio kokybiškesnį ir žodžiu, kas užkliūna labiausiai? Tai va, sukišom, kaip Aistė sakė, ten po 20 laidos, tai jau supranti, kad tu toliau darysi, nes jau ir pinigų prikišta. Jau nebeišeisi, kaip čia gal nebėra. Mes tai pagalvojom, kas būtų, jeigu išsiskirtumėm, tai pasiemi savo foteliuką, savo mikrofoną vieną, tą stovą ir viso gero, čia atsipjauni gabalą stalo ir ar kaip, tiesiog. Nežinau, kas būtų, bet... Tai neatsisipyk, negalim, čia buvom vieną laidą su Darium susipykę, ne per seniausiai, tu staikė mane. A, ne. Aš nekerštingas žmogus, aš atkeršiu ir pamirštu. Tai va, taip va. Šiaip nelabai tikiu, kad kada nors tai gali atsipirkti. Darom vis tiek dėl kitų priežasčių. Sakau, noras ir atiduoti kažką visuomeniai, noras ir pasidalinti, noras, kad ir patiems faina būtų ir savo viešo kalbėjimo įgūdžius pagerinti. Iš to daug ateina naudos. Ir kaip dabar laisvai jaučiamės prieš mikrofoną, nebėra taip, kaip jausdavomės. Jo. Bet dar ir noris turbūt tą žinutę tokią perduoti kitiem, su kuriais ten būdavo susitinki. Ir dabar dar pasitaiko. Ar čia yra ta žmonių gal nemokėjimas smalltalkinti ar nežinojimas, ką pasakyti, bet man tie pirmi klausimai, labas, tai kaip tas podcastas, tai kiek jau čia tų pinigų uždirbot? Neuždirbom ir neuždirbsim. Verčiausiai neuždirbsim. Bet šiaip tokio feedbacko labai dažnai susilaukia, kur tai irgi jo geras smalltalkas, nuvažiuoji kokią konferenciją, pamatai žmogų ten, kurį jau metus laiko nematei, bet jis tave matė. Ir ateini ir podcastas vis dar būna pirma tema, apie kurį pakalbam, žinai. Topai. Išsirinkom tokius topus, ką turėjom per metus. Buvo gerų. Tu kažkur turi sudėjusius? Ne, čia yra. Yra. Dar nepapasakojom, kaip kūrėm pradžio epizodą, ne? Įdėdavom kas savaitę ir laukiam stebuklą. Po kažkurio laiko, sakom, reikia kažkaip, kad kuo daugiau mus žiūrėtų, reikia pakarpyti reelsus. Tai dabar darom YouTube epizodą ir kad žmonėm, kurie žiūri trumpesnį turinį, išmestų kažkokį reelsą ir galbūt jis per tą reelsą ateis iki mūsų pilną epizodą. Pradėjom kiekvieną dieną, 6 reelsai per savaitę, 7 būna pirmadienį, 7 valandą mūsų epizodas. Taip. Tai dėdavom šortus ir vieną dieną nuėjom dar į didžiausią srutų duobę TikToką. Aha. YouTube'as yra tokie senelių namai. Taip. Ten retai sulauksi kokio nors blogo komentaro. Jeigu kas palaiko, tai žinok bus YouTube. Bet mes turim vieną heiteriuką. Ačiū tau, kad tu nepamiršti ateiti į kiekvieną mūsų laidą ir paspausti mums. Pas mus statistikai, kai žiūrėm, prie visų epizodų yra max 2 dislaikai. Nes dislaikų viešai nerodo. Tik aš matau admino panelį. Prie visų yra max 2 ir visada yra 1. Taip. Tai yra vienas kažkas... kuris, visada... Pirmadienį 7 mus paheitina. Taip, bet ačiū tau, kad tu ateini ir paspaudi, nes, vis tiek tai užtrunka laiko. Taip, bet per metus buvo ir tokių įdomesnių komentarų, ne? Ir jie būna arba Instagrame,
Arba tik tokia. Arba Facebook'e. Nu, žiūrint, kokį tu ten tai... Bet Facebook'e mažiau vis tiek. Daug čia iš Facebook'o rinkau, žinok. Nu, tai kokios temos populiariausios? Ne, top komentaras. Top komentaras. Bet čia yra, šitas komentaras yra iš YouTube'o, kai klausiam, iš kur mus, kaip mus atrado, apie algoritmus, kai šnekėjom, kai klausiam, kaip mus atrado, iš kur atėjo, kodėl žiūri ir panašiai. Tai įsiminė vienas. Susipažinkit, charizmatiškasis plikis. Blondinė, kuri iš viską žvengia. Ir bičias su niekam nereikalingais faktais. Tai linkėjimai komentaro autoriui, mums patiko šitie epitetai ir save identifikuojam taip. Mažiau patiko kiti, tai galim taip. Epitetai, kuriuos gavom. Atspėkit, kuris čia. Plėkis, daukas, dabolas, stinta, idiotai, klaunas, plevėsa, ekspertai, kibiras galvoj, durneliai, spangalas, klaunada, pezalai, vakumgalvių šou, svaigalas, asilai, kaimėtis, tešlagalvis, bukas, šiuolaikiniai snargliai. Aš vis dar džiaugiuosi, kad aš 4 metų būdamas esu šiuolaikinis, melagis ponas. Kaušas ir koldūnas. Bet žiūrėkit, visi lietuviškai nėra, žinai, tų tarptautinių kažkokių kiksmažodžių, rusiškų nėra. Ir niekas torų nepavadino. Tai šiaip žmonės tobulėja, nu nenori išvaizdą įžeisti. Ne, šiais laikais negalim, žinai. Pečeimingas, ne? Nes čia visi kiti yra gerai. Šiuolaikinis snarglys, tai čia reiškia, kad tu šiuolaikinis snarglys nieko neįperkiam, paskolų sėdi, viską pasijėvė, šitokia esmė buvo. Jo, gerai. Taip. Ir kur mūsų šlovės valanda netikėta atėjo. Rilsus, kai leidom, peržiūrė ten 1000 žmonių ir mums jau gerai. Ir vieną dieną pataikė šūts į ventiliatorių. Paleidom laidą apie automobilius 20 laidoj ir iškirpom vieną mano šiaip pažvengimų į rentą, kur prisiminiau buvo apie elektromobilius. Nu, didžiausi veganiukai yra Lietuvoje elektromobilistai. Nu, nebūtume pagalvoję gyvenime. Rilsas vadinasi vieną koją pasispirdamas. Kur pažvengiam iš to, kad ten tie elektromobiliai vėl nežino, kiek ten nuvažiuoja, kad iki Vilniaus tau reikia vieną koją pasispirint važiuoti, paleivėję išjungus radiją. Tuos epitetus, tarp kitko, apie elektromobilius buvo išėję iš viso 3 Rilsai, šitas ir dar 2 po to. Tai visus tuos epitetus, kuriuos čia Darius ką tik perskaitė, išrinkau būtent iš tų 3 Rilsų komentarų. Tai šitie žmonės labai buvo užstrigerinę ir norėjo mus visai gražiai pavadinti. 342 000 peržiūrų bendrai sudėjus. 342 000. Trečdalis milijono žmonių norėjo man paaiškinti, Sudėjau šitos Rilsus. Jo, nes tas pirmas tai iš viso šovė, ten buvo 230 ar kiek tūkstančių. Bet žodžiu, kai pagalvoju apie tokius skaičius, kiek žmonių pamatė, galvoju, gal ir nesijau toks visai nematytas ir nežinomas, ne? Bet kur tie subscriberiai, kur tie viewsai visi? Bet paskui pradėjo ateiti ir iš TikToko. Matai, snarglių vadina nelabai subscriberiais. Jie nelabai nori matyti. Bet tai kodėl tada tų dislaikų nėra daugiau, vis tik tas vienas vienintelis, žinai? Nežinau. Žmonės išsivėmė ir naina, žinai. Jo, tai va TikTokas ta vėmalų... Ne, yra dobė tokia. Jo, ten jeigu nori blogų komentarų, tai iki TikToką ten visiškai yra kita publika ir retai kažką normalaus rasi, bet šiaip ten pramuša irgi laiks nuo laiko. Aš dabar žiūriu, mes tokių, kur virš kokių 10 000 viewsų turim gal apie 20 tų trumpų tokių video ir laiks nuo laiko algoritmas pasigauna. Ir gaunit ten, daugiausiai tas apie elektromobilių 77 000, vien tik tokį. Ai, tai čia dar neskaitik nebuvo pridėta prie nebuvo? bent. Ne, tai ten iš vis nebuvo. 400 000 tada išeina. Tai va, tai jo, ir žinokit, šiaip tai tegul ten pilotos komentarus, tik tokį mes neturim tik tokio, tai net paskaityti negalim. Žinai, kažkada, kai neseniai čia buvo tas bifas klajumas prieš Katlerį, ne?
Klajumas tiesiai šviesiai sakė, kad važiuojam, man vienodai šviečia, nes jūs engagementą keliat. Taip. Kuo daugiau to Pykčio, diskusijos, klikų, viewsų, tave tuo daugiau panašiai buvo ir su Apple, kai darėm, tam buvo tokių reelsų iššovusių, tikrai žmonės pasikūrė. Nu, dėja yra kaip yra, ne? Pyktis kelia emociją, galėtų kažkas kitas irgi kelti emociją, bet pyktis kelia tą. Bet žinokit, iš pikto nieko nedarom, tai jeigu ką, žinokit, mes viskam vienodai šviečia. Blondinė iš visko žvengianti, tai žinai. Išrinkit po epizodą, kuris jums pats širdžiai mieliausias. Man širdžiai mieliausias buvo apie piratavimą, kai šnekėjom. Bet jisai vienas iš nesėkmingiausių, jo vienas blogiausių. 14, ne? Jo, 14. Mars nuvažiavo. Įdomios temos man nuvažiavo, išsinomavo kepurę, viską, pasirašė vaiksą. Jam buvo įdomu, jums buvo neįdomu. O mums su Darium, man atrodo, patiko ta pati labiausiai. Man 16 laida pati fainiausia, nes jie buvo geriausiai jaučiausi filmuodamas tą laidą, ten toks geras flow buvo apie nostalgiją seną techniką. Šiaip labai prisiekėm ir toks geras flow buvo ir taip lengva buvo kalbėti ir, tikrai labai faina laida, tai kas nematė, eikit pažiūrėti, turėtų patikti. Tai va, o šiaip labai gerai pagalvokit, ar jums reikia podcast'o ir ar jūs jį norit daryti, nes laiko, ką mes galvojom, užima turbūt 2-3 kartus daugiau negu buvo planuota. Ruoštis tam reikia labai daug. Išeiti šansų nėra. Išeiti šansų nėra, kaip pinigų prikišęs. Į tą labai daug reikia įdėti pastangų, pinigų ir laiko, net jeigu viską darysit pats. Jeigu planuoju atostogos, tai turi ne tik darbę planuoti. Jo, tai susitarti čia turi viską. Tai į tą reikia daug pastangų, daug planavimo įdėti. Rezultatas fainas, man patinka. Aš džiaugiuosi, kur mes dabar esam, galvoju, kad dar ne vieną žvakutę uždegsim. Gal, žinai, mes daug ir užsiplėšę kartą per savaitę po epizodą, bet iš kitos pusės pastebėjom, kad jeigu tu nieko nedarai ir ten skipini, buvo pačioj pradžioje, kai reelsų nedarėm reguliariai ir panašiai, tai jeigu tavęs nėra, tai tu labai greitai kažkur patampi YouTube šiukšlė ir niekas tavęs nebesiūlo, neberodo, nebemato, nebepozicionuoja. Nu tiesiog. Ir iš tikrųjų labai svarbu, ką ir sako, nesustoti. Šitie kiekvienam YouTube ten tų šamanų video rasit. Nesustok, daryk. Vis tiek išaus kažkas, ne? Ir kas mums seniau būdavo riba, sakytum, nors 300 tegul peržiūriu. Paskui, nors 500. Dabar jau bent 1000 norim, kad peržiūrėtų, ne? Kartelė kyla. Ir aš tikiu, kad po metų bus ir 2000, ir 3, ir 4, ir 5, ta rinka, jinai laisva, ir tikiuosi, ta auditorija auks ir su jūsų visų pagalba ir palaikymu važiuosim. Labai vertinam jūs ir turim tų savo tokių jau tikrai top fanų, kurie ateina į kiekvieną epizodą, pasižiūri, pakomentuoja, timestampus net sudėlioja, matosi, kad tikrai klausė, žiūrėjo, nevengia komentarų parašyti, tai mes labai stipriai tai vertinam, mums labai patinka ir labai džiaugiamės, tai dėl jūsų tą ir darom. Ne? Tai o dabar 100 mums dar metų. Ačiū, kad žiūrit. Like, share, subscribe and hype. O tu neturi kokio nors fakto? Ar reikia šiandien faktą? Visada reikia faktą. Gerai. Ar žinojote, kad? Gerai, jeigu norit faktą, duosiu faktą. Žinau, kad pirmosios skaitmeninės naujienos pasirodė 1970 metais. Kas tai buvo? Tai buvo teletekstas. Ui, teletekstas. Nes interneto dar nebuvo. Aš nežinau, tu nežinai, kas yra teletekstas. Wow, viskas nauja tema podcast'ui. Nu tai gerai tada. O jeigu jūs žinote, tai irgi gerai. Nu. Ai.